Paketai pakutis pakavimai, paketai pakutis pakavimai, paketai pakutis pakavimai, paketai pakutis pakavimai. Nu, malonu matyti, kad pasikviečia kaskart to meto aktualių grupių. Ir jau ne pirmas kartas. Ir dabar matau, kad tokius visai nemažą dalį įdomesnių projektų šiuo metu sukvietė. Lygiai taip pat ir prieš eilę metų buvo Despotin Fam vienas pirmų gyvų pasirodymų ir panašiai. Tai sakyčiau, gerai, kad neatsilieka nuo aktualijų. Nu, gerai, entuziastinga. Nu ir stebina savo kiekiu, nes kiti miestai, kai kurie jau ištuštėja ar tam susilieja su didesniais miestais, tai Utenoj dar matomai dar yra aktyvaus jaunimo. Na, man muzika buvo nesvetima ir ką įrodo dabartinės mano profesijos ar studijų kryptis pasirinkta, kad ir tekstai nesvetimi buvo. Tai galbūt čia jau taip atsitiko, kad repas tarsi apjungia tekstą ir muziką. Tai du mano hobius kažkokius susidomėjimas rytis. Tai va taip kažkaip ir nutekėjau aš šitą repą. O dabar jau augant repas keičiasi kartu su manimi ir jau klausimas, kokiom jau etiketėm apklijuosi žanrą. Bet taip siekiu ir to repo sampratą, supratimą visai išplėsti, kad repas nebūtų visas vienodas ir nesikeičiantis. Aš rašau tekstus ne vien muzikai. Tai tie tekstai, kurie skamba be muzikos, tai juos ir galima gal labiau priskirti prie poezijos, bet lygiai taip pat kaip stengiuosi repo, atitolt nuo repo standartų, tai taip pat ir poezijoje, poetiniai srity stengiuosi provokuoti ir jokių būdų nesupanašėti jau su esančiais autoriais. Nu, svarbu, kad jos nesikartotų, svarbu, kad jos pasakytų kažką naujo, kažkokią atvertų čakrą ir praplėstų mąstymo lauką. Nu, svarbu, kad sužadintų smalsumą apskritai visą kūrybą. Tai smalsumo nesužadinsi jau senais ir patikrintais dalykais. Tai mano mūzos tai visur aplink gali pasitaikyti, svarbu tik tai turėti mobilų telefoną po ranką ir laiku užsirašyti, kas kilo galvoje. Tai apskritai čia, manau, nereikia prisisiurbti prie vieno objekto ir jo vadinti savo mūzą. Reikia visą laiką leisti kuo sąmoningiau, dairytis aplinkui, žiūrėti, ką matai, kokias mintis sukelia ir tada niekada tų minčių netrūksta.